Tai sveiki, laba diena, labas vakaras, gerbiami ir mylimi panevėžiečiai, miesto svečiai, tie, kurie sėdite čia, arčiau mūsų ir tie, kurie klausotės mūsų iš lauko kavinių. Labai smagu, kad šiandien turime tokį orą, palyginus su praeitį penktadienį, tai šiandien tikrai panašu, kad tas oras pokalbio metu ir nepasikeis ir mes su Akvilija, kurią netrukus jums pristatysiu, tikrai maloniai ilgai praleisime čia, šią valandą, šioje improvizuotoje Panevėžio miesto svetainėje. Ir mūsų tas kasmetinis festivalis, įskaitime penktadienį šiais metais, kreipia dėmesį, akcentuoja emocinę gerovę, emocinę savijautą. Ir birželio mėnesį mes būtent skiriame dėmesį jaunimo emocinį savijautai, tai apie tai šiandien pasikalbėsiu su mano viešnia, Akvilija Kiburienė. Akvilija yra vaikų ir paauglių psichologė, psichoterapeutė, 2 paauglių mama, turinti daugiau negu 15 metų pedagoginės patirties dirbant su jaunimu. Šiuo metu Akvilija dar vedate pozityvios tėvystės mokymus, dirbate gimnazijoje ir užsimate privačią psichoterapinę praktiką. Ar teisybė pasakiau? Taip, visa teisybė. Labas vakaras, laba diena. Visus, kurie yra aplinkui ir kurie neturite kitos veiklos, kviečiu ateiti į šitą improvizuotą Panevėžio svetainę, taip sakėt, ir truputėlį pabūti kartu ir pasidalinti, išgirsti tomis mintimis, ką aš noriu pasakyti apie jaunimo psichikos sveikatą. Ką Toma yra paruošus užduoti kokį klausimą. Akvilija, net neabejoju, kad mūsų klausimas, mūsų pokalbis bus labai įdomus ir prasmingas, nes pokalbis su jumis visada būna kupini ir įdomus. Ir iš tikrųjų, iš karto noriu paklausti, bet šiuolaikinis, šiandieninis jaunimas, ar galėtumėte išskirti kažkokius esminius dalykus, kas džiugina labiausiai ir kas galbūt kelia didžiausią nerimą, galbūt apie šiuolaikinio jaunimo emocinę savijautą? Turbūt reikėtų visą laiką galvoti apie tai, kad kai kalbam apie jaunimą, tai mes turime minty kiekvieną jauną, individualų ir unikalų žmogų. Todėl ir rūpesčiai, ir džiaugsmai gali būti labai skirtingi. Tačiau jeigu galvojant bendraja prasme, tikriausiai džiugesį kelia kiekvieną. Nežinau, ar kalbam apie džiugesį ar apie laimės pojūtį, tai gal čia vėlgi yra skirtingai. Bet juos džiugina sėkmė. Turbūt kaip ir kiekvieną ir mūsų suaugusi džiugina sėkmė. Tačiau skirtumas yra toks, kad mes suaugę kelią į sėkmę suprantame palaipsniui. Yra toks, nežinau net kieno posakis, tikrai nesidomėjau, bet dabar kilo tokia mintis, kad lifto į sėkmę nėra, lipkite laiptais. Tai mes suaugę tikriausiai labiau suprantam, kad turim mažai žingsneliais lipti savo tempu į tą sėkmę. Jaunimas kartais galvoja, kad vieno mygtuko paspaudimu aš į sėkmę galiu pakilti ir kai kam pasiseka, bet tai nėra taisyklė. Tai kas daugiausia kelia vis tik įtampos ir nerimo? Mes šiuolaikinėje visuomenėje gyvendami turim nepamiršti, kad mūsų gyvenimo tempas yra šiek tiek kitoks arba ganėtinai labai kitoks lyginant su tuo, kaip mes buvom jaunimas, tas nuo 14 iki 29. Tai pirmas didžiausia įtampa ir nerimą keliantis veiksnys tai yra socialinių tinklų įtaka. Ir va šitoje vietoje mes turime tikrai dėmesį kreipti į tai, kad atsiranda lyginimasis ir save lyginu su kitais, lyginu su kitų sėkme, su įtampa, kad aš taip pat turiu pasiekti tą, ką pasiekė kiti, nes tai yra labai gražiai pavaizduota, tai yra gražiai nugludinta, uždėti gražus filtrai, išryškintos spalvos. Tai vienas iš tokių dalykų lyginimasis su kitu. Tada yra kitas socialinio tinklo tam kontekste, kalbant nerimą keliantis dalykas, yra baimė dėl savo reputacijos. Noriu, kad mane vertintų tik gerai, aš bijau neigiamų komentarų, aš bijau neigiamų atsiliepimų. Ir iš to kyla dar trečias dalykas, tai yra angliškas akronimas FOMO, tai yra Fear of Missing Out. Baimė, kad aš kažką praleisiu gero, kas vyksta, nes visų gyvenimai yra žymiai geresni negu mano. Todėl aš nuolatos tikrinu, traukiu telefoną, tikrinu,
kartais net neatsimenu, ką dariau, pasiemu per paskaitą, per pamoką, išsitraukiu, pamiršau, ko man reikėjo, gal nieko nereikėjo, bet aš tikrinu. Ir ta įtampa, kurioje jaunimas gyvena socialinių tinklų įtakoje, yra netgi sveikatos sunkumų priežastis. Nes vėlgi nerimas, jisai duoda atsaką į mūsų silpnąjį organą, tas silpnasis organas pradeda aktyvuojasi ir kelia somatinius sunkumus. Tai čia vienas, kuris, manau, pats svarbiausias yra ta socialinių tinklų įtaka. Bet taip pat neturim pamiršti kitus labai svarbius dalykus, dėl ko jaunimas nerimauja. Tai nerimauja dėl reikalavimo savo keliamo iš vidaus ir visuomenės reikalavimo iš išorės. Jisai turi atitikti visuomenės tas normas, į kurias taikosi. Kartais tos normos nėra tos, kurios jo viduje yra. Ir jisai tada turi apsispręsti ar paklusti tom normom ir tom taisyklėm tai krypčiai, ar jisai ieškoti savo kažkokio unikalumo, išskirtinumo. Iš to kyla dar viena problema. Tai yra, kad jis ieško savo tapatybės ir identiteto. Tai čia egzistencinis dalykas, taip kaip ieškojo prieš kelius šimtus metų žmonės, taip ir ieško dabar, kas aš esu, kam aš priklausau, su kuo aš galiu būti. Tai yra ir seksualinė, ir lytinė tapatybė, ir kultūrinė tapatybė. Tada ateities nežinomybė yra vėlgi dalykas, dėl ko jaunimas labai patiria nerimą ir įtampą. Ir ta nežinomybė yra tai, kad visuomenė spaudžia mus su tais pavyzdžiais, kuriuos mes matome socialiniuose tinkluose, su tom sėkmės istorijom, spaudžia, kad tu turi pasirinkti teisingai. Tu 16 metų, tu turi jau žinoti, ką tu veiksi, nes kažkas tai sėkmingai veikia, ašgi mačiau. Tai vadinasi, aš irgi turiu nesuklysti, baimė klysti. Ir iš to ateina, kad jaunimas net nebebando. Jie tiesiog sustoja, nes jie bijo suklysti. Jiem reikia, kad kažkas iš suaugusių visą laiką juos paragintų, paskatintų, pastumėtų. Ir čia nėra blogai, kad mes turim tą suaugusį tokį palaikantį. Bet čia yra labiau apie tai, kad iš nepasitikėjimo savimi. Tai vėlgi, jaunimas yra labai gražus. Aš sutinku labai gražų jaunimą. Tai jie jaučia liūdesį, ekologinį liūdesį. Jie pergyvena, kas laukia mūsų planetos, kas bus su gyvūnyje, kas yra klimato atšilimas. Ir vėlgi jaunimas yra pilietiškas. Jisai nerimauja ir pergyvena dėl galimų grėsmių, dėl galimo karo. Tai jaunimas yra iš tikrųjų mūsų atspindys, tik tai jisai yra trapesnė, jautresnė mūsų dalis. Tai va tokie dalykai, manyčiau, kelia didžiausią įtampą ir nerimą. Ačiū labai, Ginė. Taip gražiai, iš tikrųjų, taip gražiai įvedėte į mūsų tą pokalbį, į mūsų tą temą. Ir iš tikrųjų paminėjote nemažai nerimą tokių keliančių aspektų. O galėtumėt išskirti akivaizdžius ženklus, galbūt, arba tiesiog labai konkrečius ženklus, kada jau reikėtų susirūpinti, kad jaunas žmogus galbūt yra jau net perdegęs ir pervargęs nuo atsakomybių, nuo mokslų. Vis tiek jūs dirbate ir gyvenate kiekvieną dieną su jaunuoliais. Gal galėtumėte pasidalinti savo patirtimi? Tas pastebėjimas, jisai kartais gali būti iš verbalinių ženklų, kada jaunimas gali pradėti kalbėti, sakyti, aš niekam nereikalingas, man niekas neberūpi, aš esu nevykėlis, kad tokias etiketės visokias sau klijuojantis. Tai yra verbaliniai ženklai, kurie mums rodo, kad jam reikalinga pagalba, kažkas jau yra nebe taip su juo. Tačiau gali būti ir emociniai ženklai. Jisai gali nekalbėti, bet jisai gali būti visada liūdnos nuotaikos, jis gali būti apatiškas, jis gali būti nuotaikų kaitoje iš labai didelio liūdesio į staigų juoką arba iš juoko į gilias ašaras. Tai emociniai ženklai, kurie mums rodo, kad kažkas yra to žmogaus širdyje, apie ką jis norėtų kalbėti, bet nemoka, trūksta žodžių. Tada mes galim pastebėti fizinius pokyčius, tokius kaip valgymo ypatumų pokyčiai, miego ypatumai, miega per daug arba naktį prabunda arba ilgai neužmiega, dažnai keliasi, nuovargis, dirglumas, kada mažiausios smulkmenos tarsi atrodo įelektrina žmogų,
Dar požymiai, kurie galėtų rodyti, kad jaunas žmogus patiria sunkumus, galbūt jau yra perdegęs, jis atsiskiria, pasikeičia jo draugų ratas. Jis pradeda nebebendrauti su žmonėms, su kuriais bendravo. Jam nebeteikia džiaugsmo dalykai, kurie seniau patikdavo. Atsiskiria nuo šeimos. Nekalbu apie tai, kad jisai mėgsta leisti laiką kambaryje ir jį išsikviesti reikia. Ne apie šitą, bet kuomet tu klausi, kuomet ateini su jaunu žmogum bendrauti ir jisai tiesiog tyliai nieką neatsako, yra užsidaręs. Tai yra tokie keletą požymių, kurie mums rodo, kad jau mes turime susirūpinti, kaip jam padėti. Ir kaip mes, kaip tėvai, kaip aplinka, kaip žmonės, kaip piliečiai, galime padėti jaunimui, jauniems žmonėms jaustis išgirstais, įvertintais, reikalingais, svarbiais mūsų visuomenės dalimi. Viena iš klaidų, kurią mes mėgstam suaugę ir tikrai darom, tai yra patarimų dalinimas. Jauni žmonės, jie sako, mes norim būti išgirsti ir suprasti. O kad aš išgirščiau, aš turiu klausytis tikriausiai ne tik tai ausimis, bet ir širdimi. Bet ir čia yra mokymai, kada mes galim tikrai pasidomėti patys apie dėmesingą klausimąsi. Kaip aš turiu klausyti, koks aš turiu būti pašnekovas, atspindėti, linktelėti, perfrazuoti, perklausti. Tai apie tą dėmesingumą būti čia ir dabar su tuo žmogum, kaip jis kalba. Tačiau klaida, kurią mes darom, tai pirmiausia, mes norime čia tokia irgi visuomenės efektyvumo siekimo, irgi sėkmės, pagreitinti procesą. Aš greit duosiu gerą patarimą, papasakosiu, o kaip buvo man. Ir kaip dažnai jaunimas sako, blogiausia, ką padaro tėvai, arba ten, sakykime, mokytojai, specialistai, jie tą padaro iš noro normalizuoti, kad jaunimas pasijustų, kad čia yra normalu, kaip tu jautiesi. Bet paauglio ausyse tai nuskamba šiek tiek kitaip. Tai nuskamba, kad aš tavęs dabar negirdžiu, aš tau papasakosiu, kaip yra kitiem. Tai va, tai čia normalizavimas, bus ten moralizavimas labiau, ar ne? Bet iš to noro padėti, jaunimui mes pradedam tarsi moralizuoti. Kad žiūrėk, būna taip, aš mačiau, aš irgi patyriau, arba žinau, irgi tai buvo ir viskas bus gerai galiausiai. Taip, baisiausia frazė, viskas bus gerai. Nes gyvenime nebus viskas gerai, gyvenime bus visaip. Bus ir gerai, bus ir blogai. Gyvenimas yra bangavimas. Nereikia bijoti bangos, reikia tiesiog išmokti per ją čiuožti. Tai jaunimui yra labai svarbu suprasti, palaikyti juos, kad tu nebijok banguoti, tu gali pakilti, bet gali labai švelniai leistis, bet jokių būdų neužneigti taip, kaip jisai jaučiasi, nes kartais mes užneigiam jo jausmą. Tarsi sakom, ne, tu nepyksti. Arba nebijai, tugi nebijai iš tikrųjų. Tai tas jausmų neigimas arba stabdymas, bet tai yra irgi tik todėl, kad mes ne visai mokam. Ne dėl to, kad mes norime kažko negero tam jaunimui. Mes nemokam. Ir iš to nemokėjimo atsiranda tos klaidos, kurios komunikacinės klaidos. Aš siunčiu jums žinutę, jūsų smegenys priima šitą žinutę taip, kaip jos turi kokią patirtį, koks jūsų charakteris, temperamentas. Jūs ją interpretuojat savo galvoje. Tai vis šitoj vietoje reikia nepamiršti, kad jaunimas, jisai turi mažiau patirties, lyginant su tuo suaugusiu, kuris kalba. Tai va, kad jisai interpretuoja taip, kaip yra pagal jo patirtį ir pagal jo amžių. Kartais mes tikimės daugiau iš jų, negu jie gali. Tai irgi yra apie tai, kad jie tada nelabai nori dalintis. Agne, jūs pati auginate 2 paauglius sūnus, taip? Sūnų ir dukrą. Sūnų ir dukrą. Auginate sūnų ir dukrą. Ir vis tiek, jūsų ta milžiniška patirtis bendraujant su jaunimu, turbūt namuose visai viskas kitaip, kada jūs esate jauni, psichologė, bet labiau mama, ir vis tiek turbūt neįmanoma neturimti asmeniškai, ar ne, savo vaikų, savo vaikams kylančių iššūkių, ar kažkokių
tų periodų visokiausių, nuotaikos varavimų, kaip jums pavyksta su savo vaikais išlaikyti ryšį ir ar visada pavyksta, ar gal kartais tiesiog, pasidarykit savo patikinti, gal kartais tiesiog leidžiate būti taip, kaip yra. Jūs teisi sakydama, namuose mano funkcija yra būti mama ir būti žmona. Kartais tas psichologinis vaidmuo įsiveržia, ten bandai kažkokius, nežinau, pamokymus. Ypač jeigu neklauso, tai tada sakau, kažkas eina pas mane moka pinigus, kad aš tą pasakyčiau, jums sakau nemokamai, jūs nesiklauso. Tai būna ir taip. Bet tas laviravimas toks ir yra, kad šitos žinios, jos padeda tau suprasti, kad visi turi sunkumų. Ir kai su tais sunkumai susiduri tu, tai tu šitoj vietoj ir esi pirmiausia mama ir tu reaguoji kaip mama į sunkumą. Nes tau skauda tavo visą kūną, nes tam vaikui kažkas nepasisekė arba tas vaikas patyrė kažkokį iššūkį. Tu lygiai taip pat, kaip ką tik sakiau, tu lygiai taip pat kaip tie kiti tėvai, tu nori pagreitinti gijimo procesą. Atrodo, aš turiu ten tų stebuklingų tepaliukų, aš tau padėsiu, tu atsistok, pakvėpuokim, mes pasikartokim, tu viską imk iš manęs, aš tau viską duodu. Bet šitoj vietoje ir vėl tada tu supranti, kad tu negali priimti to taip asmeniškai, čia auga kita asmenybė. Ir tu turi gerbti tą augimą. Ir kartais tas augimas nėra lengvas. Niekas neišrašė psichologam garantinio lapo, kad jų vaikai augs be sunkumų ir problemų. Taip pat kaip ir mokytojams niekas neišrašė, kad jų vaikai gerai mokysis, ar odontologam, kad jų vaikų dantukai bus sveiki. Niekas neišrašo šitų garantinių lapų. Tik tai tas žinias tu gali panaudoti bendraujant, atpažįstant. Vieną kartą buvo situacija, kada iščiuošim visi turbūt su tavo kėdėm. Buvo situacija tokia, kaip dukra patyrė nesėkmę būrelyje ir jinai man pasakoja, jinai guodžiasi ir aš iš karto įsijungia psichologas ir aš, bet pasižiūrėjau. Gal ta mergaitė jautėsi kitaip, gal ten, vien žodžiu, aš čia viską bandau monetą į kitą pusę parodyti ir jinai sako, o tu gali nebūti psichologė, o tu gali būti tiesiog mano mama. Ir aš sakau, o ką tu norėtum išgirsti? Ir jinai sako, kad jos blogai padarė. Aš sakau, bet tikrai kokios karvės tos mergaitės, tai situacija. Ir jinai tiek pradėjo juoktis, nes čia buvo pirmą kartą, kada aš leidau savo kažkokio vaiko elgesį, taip pavadinti negražiai, jai labai sukėlė juoką, bet ir turbūt daugiau, taip ir baigėsi mūsų tas. Jis suprato, kad šitoj vietoj vis tiek mano tos žinios, aš bandau parodyti vaikam, kad visą laiką yra dvi pusės. Nes mes esam tokie ir egocentriški visi žmonės ir linkę matyti. Mes linkę matyti tai, ką norime matyti. Mes taip matom. Ir linkę mąstyti, ir jeigu aš turiu mintį, tai mano smegenys visą laiką ieško tai minčiai pagrindžiančių įrodymų. Nėra taip, kad aš turiu mintį ir mano smegenys, gerai, sugalvosiu prieštaravimą. Ne, taip yra. Tai taip, kad ir mes matom dalykus taip, kaip mes juos norim matyti. Taip, vis kartais reikalinga tikrai pakeisti kursą. Ačiū labai. Tai noriu dabar tada pakeisti kaip tą kursą ir paklausti apie pozityvią tėvystę. Šitą terminą, tą pavadinimą, jau keletą metų manau, kad mes visi girdime gana dažnai, nes tai tikrai galima sakyti ant bangos, dabar tą pozityvią tėvystę, mokymai, kursai, bet jeigu atkreičiau prie bet kurio iš čia sėdinčių žmonių ir paklausiu, kas tai yra, turbūt negalėtų man pasakyti konkrečiai apibrėžimo, kas tai. Tiekimūna, gal jūs galite apibrėžti, kas yra ta pozityvi tėvystė ir kuo ji yra reikšminga, svarbi paauglio gyvenime? Aš turbūt irgi negaliu apibrėžti. Nežinau apibrėžimo. Gal galėčiau paieškoti, bet taip greitai. Aš žinau tik tai, kad tai yra remiasi dviem labai svarbiais dalykais. Besąlygiška meilė ir aiškiomis ribomis. Ir šita tėvystė yra ne apie autoritetingą auklėjimą, tai yra ne apie kažkokį
valdingą auklėjimą. Tai yra apie sąmoningumą, apie tai, kad aiškios ribos padeda ne tik tai, riba yra ne tik tai kitam, riba yra man pačiam žinoti, iki kurios vietos aš galiu ir kur jau yra kito teritorija. Tai ribos yra svarbios augančiam vaikui, ribos yra taip pat svarbios, ypatingai svarbios ir paaugliui. Ir jos turi skirtis, tokios kokios buvo 7, 11 ir 15, jos skiriasi. Tai o pozityvumas tame, kad pozityvi tėvystė, ji labiau skiriasi, nes kalba apie skatinimą ir apie nuobaudą. Kad teigiamą elgesį mes turime skatinti, neigiamą elgesį stabdyti. Bet atsitinka taip, kad mes neigiamą elgesį pastipriname ir jisai linkęs kartotis. Tai va skirtumas yra toksai, kad mums reikėtų didesnį akcentą dėti į dalykus, kurie yra geri. Čia nežinau, kas turit vaikų, sėdit, ko gauna daugiau pagirimų mokykloje, nudienynuose ar pastabų? Pastabų, sako pastabų. Taip. Mes esam dar šiek tiek ta tauta, kur nelinkę girti, nes atrodo, kad išpaikinsim. Sako, išlepino per didelę meilę. Niekada meilė, niekada nieko neišlepino. Išlepiname mes stiprindami netinkamą elgesį. Tai reiškia, kad kuomet elgesys yra neigiamas, o vaikas turi išbandyti ribas, jisai gavo atsaką ir jisai žino, kad kitą kartą, jeigu aš noriu gauti to, ko noriu, man reikia kartuoti šitą elgesį. Ir čia būdinga tiek mažam vaikui, tiek vyresniam, tiek paaugliui. O dažnai paauglių sunkumai būna tokie, kad kartais jiem reikia tiesiog kalbėti, tiesiog bendrauti, gauti dėmesio. Ne tuo met, kada dėl kažkokio elgesio yra pakviečiami tėvai ir kada tada tėvai su tavim bendrauja, bet gauti dėmesio tada, kada tu elgiesi gerai. Pastebėti. Žinokit, labai šalta, ypač kai sėdžiu, tai jeigu tai balsas atrodys vibrato, tai žinokit, kad tiesiog vėjas taip labai suvirpina mano balsą. Ačiū labai, Grina, ir vis tiek, kad ir šalta vis tiek nesisėdžiu ir kalbamės, kur bandom tą daryti jaukiai, šiltai. Bet jūs vis dėlto labai gražiai apibrėžėte tą pozityvią tėvystę. Man labai surezonavo tai, kad jūs pasakėte, kad tai yra besąlyginė meilė, kas atrodytų, kad nėra jokių ribų, jokių bet, tačiau ir labai aiškios ribos. Ir taip, šitos dalykus suderinti, ar ne? Menas. Taip, menas. Nes ribos tai yra visą laiką apie elgesį. Besąlygiška meilė yra apie jausmą. Tai aš galiu tave be proto mylėti, bet aš tau neleisiu taip elgtis. Nes šitas tavo elgesys skaudina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiek žmonių, arba šitas elgesys skaudina ir tave patį. Arba atneša tau paskui kažkokios grėsmės. Aš tave myliu labai. Kartais žmonės kreipiasi, psichologas sako, aš nemoku pasakyti ne. Tai mes tokį kaip pavyzdį sakom, o jeigu tu matai, kad vaikas 7 aukšte atsidarė langą ir verčiasi, tu nesakytum ne. Tu rėktum, šauktum, vadinasi, tu moki pasakyti ne. Tu tiesiog nesakai ne dėl tam tikrų kitų, galbūt asmenybinių dalykų. Tai tai ta besąlygiška meilė, tai ji yra apie tai, kad aš tave labai myliu, bet kai aš tave myliu, mano pareiga yra tavim pasirūpinti ir nubrėžti tam tikras ribas elgesiui. Grina, kaip iš tikrųjų mes labai daug kalbame ne tik apie emocinę gerovę, apie emocinę savijautą, bet ir apie, galbūt, kaip pasakysiu, emocinės ir psichinės sveikatos įvairius dalykus. Ir labai gerai, kad mes apie tai kalbame, kad iš tikrųjų ir suaugę žmonės, ir jaunimas turi nemažai ir psichologinių sunkumų. Ir COVID-as, kuris mus uždarė namuose, izoliavo vienus nuo kitų ir daug labai įtampų sukėlė ir visi kiti ir pasaulio aplinkoje vykstantys dalykai. Ir tikrai dabar labai dažnai girdisi tokios frazės,
emocinis saugumas. Emocinis saugumas, kad vaikai jaustųsi emociškai saugus, paaugliai. Kas tai yra tas emocinis saugumas? Kur ir kaip jis pradeda formuotis ir kodėl jis yra tikrai labai svarbus? Čia tiktų metafora su medžiu. Kai jūs ateinate į mišką, medžiai mus pasitinka nepriklausoma, kokie mes esam. Ar pikti, ar liūdni, ar laimingi, ar emocijos taip iš mūsų liejasi kaip vulkanas. Jie yra mūsų prieglobstis. Ir mes žinom, kad va čia yra prieglobstis, todėl, kad jis turi labai gilias šaknis ir todėl, kad jis turi lają, tikrai paviršą. Jis turi lają, kuri irgi apsaugo nuo to, kas vyksta iš dangaus. Tai emocinis saugumas yra panašus tuo, kad šalia kiekvieno žmogaus turi būti bent vienas saugus suaugęs, emociškai stabilus. Tai reiškia, įleidę šaknis, tai yra turi vertybinį pamatą, bet tuo pačiu jisai gali skleisti šakas į viršų, kuriomis gali tave apkabinti, tave priglausti, kada reikia. Tai va tas emocinis saugumas, jisai kūrėsi šeimoje. Pirmasis žmogus, kuris suteikia naujagimio emocinį saugumą, yra mamos glėbys. Todėl tos mūsų rankos ir atrodo kaip medžio šakos. Tie pirštai, galintis apimti, apglėbti, laikyti. Ir viską turbūt, kas brangiausia, tikrai kito nėra paaiškinimo, kad tas, kas brangiausia, telpa glėbyje. Tai va, emocinis saugumas būtų apie tai, apie saugų suaugusįjį. Ir būtų emocinio saugumo, to glėbio reikia ir mažam, ir paaugliui, ir suaugusiam, ne? Mums irgi reikia to glėbio, ar kažko, žinojau, kad kažkas dar turės tam glėbį, ir tikrai jausiasi apkabintas, tuo metu, kad mums specialiukinta. Nebūtinai kažkokiais labai konkrečiais materialiais dalykais, bet tiesiog to pabuvimu, ar ne, saugiame tam glėbyje. Taip, šalia suaugusio lygiai taip pat reikalingas. Kartais mes galim būti, kartais tai būna, kad mums tenka būti pačiam tuo suaugusiuoju, kuris apkabina. Bet taip kaip vaikui, kaip paaugliui, kaip jaunuoliui, reikalingas kitas žmogus, reikalingas ryšys. Ko mes pasigendam, tai pasigendam gilių, prasmingų ryšių. Ir pavyzdžiui, jaunimas, būdamas, yra nemažai jaunimo, kurie dėl vienų ar kitų sunkumų arba tiesiog suvokimo savo, jie labai daug laiko praleidžia internete ir jie turi internetinių draugų, bičiulių, su kuriais ten gali iki paryčių bendrauti, bet jie vis tiek jaučiasi vieniši. Nes jie neturi sukurto prasmingo emocinio ryšio su tuo, kuris yra šalia. Tai mums visą laiką reikalingas žmogus šalia. Akmino, mūsų pokalbio pradžioje jūs paminėjote, kad tikrai būna, kad išgirsti iš paauglio frazę aš niekam neįdomus, nieko nenoriu, niekas man neįdomu. Išgirdus tokią frazę, nežinau, mokytojai, mamai, tiesiog suaugusiam žmogui, koks galėtų būti pirmas žingsnis, ar pradėti pokalbį, ar tiesiog kaip pradėti jaunam žmogui, kad jis va taip pat jau kalba. Kad nieko nenori, nieks neįdomu, Tikriausiai atkreipti dėmesį. Jeigu tai yra vienkartinis, toksai pirmą kartą, tai gali būti jisai emocinis, tiesiog toksai va, kaip žmonės linkę kažkuo pasidalinti, tai gali būti va toks pirmasis. Bet jeigu vis girdi, kad vis yra tai pasakoma, tuomet reikėtų pirmiausia turbūt pakviesti jį pokalbį. Labai graži LRT reklama yra. Gal kartu paieškokim tų žodžių. Nes jaunimas, tikrai jų žodynas yra šiek tiek skurdesnis. Jiem trūksta tų žodžių. Jie žino, kad nori kalbėti, bet nežino kaip. Ir jie dažnai dėl to, kad nežinodami kaip, jie net nepradeda, atsisako. Tai va čia labai svarbu, kad tas suaugęs sąmoningas žmogus, išgirdęs tokį dalyką, jisai prisėstų ir sakytų, mes galim pasikalbėti, aš tau padėsiu surasti tavo pokalbių žodyną, koks mums reikalingas. Nes jam yra sunku. Bet jokių būdų nereikia jo tos minties, kad jisai, pavyzdžiui, aš niekam nereikalingas,
pastiprinti. Nu taip, ir aš nereikalingas, ir man nesiseka. Ir čia mes visi jaučiamės nereikalingi ir iš visas pasaulis yra nereikalingas. Mes turime tiesiog būti šalia to jauno žmogaus ir paklaus, gal tu nori pasikalbėti. O jisai jeigu sako, trūkčia pečiais, tai reiškia, jis nežino, bet norėtų, nes kitais atvejais būna nežinau, tai reiškia ne, bet šiuo atveju jis gal norėtų, tai jam pasakyti, kad kai tu norėsi, kai tu būsi pasiruošęs, ateik pas mane. Arba, pavyzdžiui, kaip mokykloje, tai mes turim truputėlį tokią netgi galimybę, kad mes galim pasakyti, ateik ten per ilgąją pertrauką. Nieko daugiau nesakant. Ir retai būna, kada mokiniai, kada paaugliai, kad jie atsisakytų. Jie ateina. Tai va tada galima jau pradėti kalbėtis. Vat paminėjote mokyklą, vis tiek turbūt pagrindinė su paaugliais. Kaip galvojate, ką būtų svarbu jau nuo mažų dienų, būtent mokyklose, pasakoti, mokyti, tiesiog liepti, priminti vaikams apie emocinę savijautą, emocinę gerovę? Aš manau, kad jeigu mes galvojam apie emocinį intelektą, žinoti emocijas, mokėti jas, įvardinti, atpažinti ir emociją panaudoti siekiant savo tikslo, tai turėtų būti jau net ne mokykloje, aš galvoju, čia iš darželio šitą turėtume atsinešti, kad negali būti 6 ar 7 tik tai emocijos ir jausmai, kad turi būti gausybė tų jausmų. Bet labai svarbu yra, kad vaikai išmoktų atpažinti. Aš jaučiuosi, nes įvyko kažkas. Arba nes aš pagalvojau. Atpažinti, stabtelt, sustoti ir atpažinti, kaip aš dabar jaučiuosi. Tai va tokios sąmoningumo pauzės, kurios galėtų būti tikrai netgi pamokos metu vykstant, varpelis dzindzilin, ar ten kažkoks švilpukas, arba jeigu gongą turim, tai viskas, sustingstam. Ir tada darom sąmoningumo praktiką. Vieną iš tų paprasčiausių ir tikrai nuostabiausių praktikų. Ir dabar kviečiu žmonės irgi taip pat padaryti. Sustinkit, gali judėti tik jūsų akis. Įvardinkite mintise 5 dalykus, kuriuos matote prieš save. Įvardinkite 4 dalykus, su kuo liečiasi šiuo metu jūsų kūno oda. Įvardinkite 3 garsus, kuriuos girdite. Įvardinkite 2 kvapus, kuriuos šiuo metu užuodžiate. Ir 1, pajauskite skonį, ką paskutinį valgėte arba ką turite burnoje. Pati paprasčiausia sąmoningumo technika 5, 4, 3, 2, 1. Ir manau, kad jeigu nuo mažų dienų ją mokant, bet ją reikia tikėti. Tai labai svarbu, mes iš tikrųjų vaikus mokom ne žodžiais. Mes mokom savo pavyzdžių. Tai jeigu aš tikiu šitą techniką ir aš ją darau, ar mokytojas, ar specialistas, ar tėvelis, tai greičiausia ir vaikas išmoks tą daryti. Ir tai taps jo pamatu. Tai va tas, ką turi žinoti, tai yra apie sąmoningumo didinimą ir apie mokėjimą sustoti. Tarp jausmo ir elgesio, tarp minties ir elgesio ta pauzė, kad būtų išmintingoji. Va, ką turim išmokti mokykloje. Ačiū, labai Lina. O iš tikrųjų, turbūt jums tenka girdėti, kad dabar suaugę žmonės dažnai sako, kad dabar jaunimas kitoks, mes jų nesuprantam, jie sulinda į tuos savo kompiuterius, į tas savo išmanesias technologijas, viską, žodžiu, labai ribotas tas jų pasaulis, žodžiu, jie kitokie ir iš viso jie dirbti nemoka, nevyriški ir panašiai. Žodžiu, daug visokių tokių, sakyčiau, nusprendžiančių ir vertinančių epitetų, kalbant apie jaunimą, kurie iš tikrųjų, tikrai nėra teisingi ir nėra malonūs.
ką vis tik tai mes, kaip sąmoningi suaugę žmonės, galėtume padaryti, kad jauni žmonės iš tiesų augtų, bręstų savimi pasitikintis, motyvuoti, kad jie apskritai jaustųsi, kad jie yra mūsų visuomenės svarbi dalis. Kas nuo mūsų priklauso ir ką vis kiekvienas galėtume padaryti asmeniškai, nuo savęs. Kai mes buvom jauni ir mums sakė, kad mes skiriamės nuo savo tėvų ir senelių. Tai čia klasika, o kad jaunimas yra kitoks, taip, jisai yra jautresnis. Ir jisai jautresnis yra todėl, kad mes patyrėm kitus dalykus. Kad jis augtų pasitikinti savimi, jisai turi, jaunas žmogus turi išeiti iš komforto zonos. Bet kad jis išeitų iš komforto zonos, jisai turi žinoti, kad jis gali daryti klaidas. Kad nebūtinai jam visur pasiseks. Kad jį priims toks, koks jis yra, ne tada, kai gauni apdovanojimą, bet jį priims ir tada, kada jisai ateis be jokio apdovanojimo. Tai jaunas žmogus pasitiki tada, kai kiti irgi juo tiki. Bet jeigu aš visą laiką kritikuoju, jeigu aš visą laiką randu, ką pasakyti, kokią pastabą, man nepatinka, kaip jis rengiasi, aš visą laiką palyginu su kažkuo, jeigu jisai grįžo su kažkokiu, dalinasi nesėkme, o aš sakau, o kaip ten pasisekė tam ir tam pasirodo, tam pasisekė. Tai jaunas žmogus jisai turi nebijoti išeiti iš komforto zonos tam, kad jisai galėtų išbandyti naujus dalykus ir kurti meistriškumą. Kažkur, kur jisai galėtų pasiekti sėkmę. Ne tą sėkmę instagraminę, bet tą sėkmę, asmeninę sėkmę. Tai vadinasi, kad aš išeičiau iš komforto zonos, aš turiu išeiti į diskomfortą, suvokdamas, kad diskomforte aš mokausi. Tai yra mokymosi procesas. Ir mes visi žinom, visi sakom ir visi tarsi tuo tikim, kad sakom, būtinos klaidos tam, kad tu galėtum kažko išmokti. Ir vėlgi, kartojimas mokslų motina. Vadinasi, aš turiu daryti, bandyti, klysti, stoti, daryti. Ir tik tada aš patoje srityje galiu tą diskomfortinę zoną paversti į komfortinę zoną. Tai va, pasitikėjimas yra labiau apie tai, kad jis turi žinoti, kad šalia manęs yra kitas, kuris manim tiki, kad kai aš bandysiu, o jeigu kažkas atsitiks, man išties ranką. Tai va tas rankos ištiesimas, žinojimas, kad yra kas gali ištiesti ranką. Tas vidinis ir išorinis resursas. Tai va čia šitoje vietoje labai svarbu, iš kur yra mes nuolat kartojam įvairiausias emocinės pagalbos linijų numerius, visai reklamuojam, tam, kad tą išorinį resursą primintume, kad jeigu tu vidinio šiuo metu neturi, yra išorinis, remkis išorinių resursų. Tai aš labai norėčiau, kad kiekvienas čia esantis suaugęs būtų išorinių resursų kažkam kitam, kuriam tuo metu reikia pagalbos. Ačiū labai, Akvilina. Ir norėčiau mūsų pokalbį pasukti dabar tokia panevėžietiška linkme. Neseniai buvo pristatytas naujasis Panevėžio identitetas, kuris turi tokį šūkį, Panevėžys kaip mes. Žinot. Taip. Ką jums tai reiškia? Jums asmeniškai, kaip Akvilinai, kaip mes? Pirmiausia, Panevėžys kaip mes, tai yra apie jausmą. Ir apie jausmą, kad tu gali daryti, aš šiaip esu ne panevėžietė, aš kaunietė esu, nutekėjusi Panevėžį. O kiek metų gyvenate Panevėžyje? 17. Tai ką noriu pasakyti, kad man Panevėžys tai yra apie visišką savęs realizavimą. Tai va būti kaip mes, tai reiškia save realizuoti. Ir aš negaliu pakeisti viso pasaulio, bet jeigu aš galiu pakeisti vieno žmogaus pasaulį, čia yra mano misija, čia yra mano darbas. Tai man būti kaip mes, tai reiškia matyti gyvenimą, matyti pasaulį, matyti labiau teigiamą negu neigiamą. Žinoti, kad yra sunkumų ir iššūkių, bet žinoti, kad juos gali išspręsti.
mylėti labiau negu pykti, džiaugtis šitom nuostabiom žaliom erdvėm, sveikinti su sutiktu žmogum. Man tai yra apie tokie kaip mes. Nes, kaip ir sakiau prieš tai į kažkurį klausimą, kad mes matome taip, kaip norime matyti. Tai labai gražus yra pasakojimas, nežinau, gal Bruno Ferrero apie atėjimą į miestą. Gal žinot tą istoriją. Atvyksta keliautojas prie miesto bokšto, jisai sustoja ir sargybinis sako, ko tu atvykai? Jisai sako, aš ieškau miesto, čia sakė miestas, kur yra melagiai, ten žudo, ten vagia, jisai sako, taip, prašau, čia tas miestas. Keliautojas užeina. Po kažkiek laiko atvyksta žmogus keliautojas prie miesto vartų, sargybinis sako, ko jūs ieškot? Jisai sako, žinot, aš ieškau miesto, kur gyvena geri žmonės, vieni kitiem padeda, šypsosi, kur yra bendruomenė, kur yra bendruomeniškumas, geranoriškumas. Sargybinis sako, prašom, čia tas miestas. Tai čia yra gražiausias pavyzdys, kad miestas kaip mes, Panevėžys kaip mes, yra toks, kokie esame mes. Jūs labai gražiai papasakojate, kokie esame mes. Ir jau iš karto turbūt visiems klausant dėl tą paaiškį, kad jūs taip ir kūrėte tą Panevėžį. Bet koks jis yra grįžtamasis ryšys? Kaip jūs jį patiriate? Pavyzdžiui, kas grįžta į jūs? Vis tiek 17 metų gyvenat Panevėžyje. Prisijaukinote už šį miestą? Taip. Tai kodėl? Kas atėjo į jūs būtent per Panevėžį, iš Panevėžį, gyvenant Panevėžyje? Va čia sėdi mano draugė. Ir jinai pasakytų, kaip jinai yra Panevėžietė, aš ne. Kaip mes išeiname kur nors, aš negaliu būti su ja. Todėl, kad aš visą laiką su kažkuo sveikinuosi ir kalbu. Tai Panevėžys man padovanojo tiek daug kontaktų, tiek daug žmonių, kad tas grįžtamasis ryšys ir yra visi žmonės. Man apskritai žmonės yra dovana. Tai Panevėžys yra toksai, gebėjimas kontaktuoti, tas miesto kompaktiškumas, vaikščiojimas, vaikštau visą laiką pėsčiomis, nes nėra kur čia važiuoti, čia yra visur viskas koja pasiekiama. Tai Panevėžys yra apie kompaktiškumą ir apie žmogų esantį šalia. Labai lengva kitą pamatyti, kai atstumas yra nedidelis. Tai Panevėžio dovana man yra visi žmonės, su kuriais mano keliai susijungia.